Sveiki, chebra. Šiandieną turėtų būti pakankamai įdomi serija. Šiandienos serijoje matysite, gavom dvi tokias įdomesnės mašinas. Kaip įdomesnės, naujesnės, gal pasakyčiau. i4 su sudaužytų priekiu ir sudaužytų galų ir dar sulankstytų ten kur vinas, sumaitota tenai viskas. Pamatysit patarimą tiem, kam kyla klausimų, ką daryti tokiais atvejais. Jau viską išsiaiškinau. Ir dar gausit pamatysit apie trečiuką BMW, tą G20, irgi kulverstukas apsivertęs ir ką mes ten jame atradom, kokias ten jo pasiekmes galvojom tvarkyti, bet, pamatysit, tvarkysim ar ne, bet atrodo baisiai. Tai viskas, chebra, geros jums peržiūros. Užmiršau, chebra, dar paminėti video gale, išrinksim 3 laimingosius, kurie laimėjo numeriukus amerikietiškus. Taip, kad žiūrėkite iki galo, kažkurio momentu panaudosim randomizerį ir išrinksim 3 laimingosius. O dabar jau tikrai geros jums peržiūros. Vis tiek biškį nesueina, ne? Nikoski. Dabar jau keliasi, man atrodo. Ką? Stoja, kai važiavus į vidų, reikia ištraukti kažkur plauką. O širokiai naujas sparniukas, bet lempa padaužyta ir laikikliai nulaužyti. Tai bandysim žiūrėti, gal rem komplektas yra ir sparnas, va naujas sparnas atsiustas ir jeigu matosi, va čia va yra, nežinau, va matosi dabar, čia yra, po to šį čia yra šiokių tokių palankstimų, bet čia tas pasitiesins, aiškus. Čia tos patiesinsim, bet jau taip su naujom dalim būna. Naujos dalis, o jau yra brokuotos. Ką, tarp visų darbų pasičiupom dar vieną mašinykę, kuri jau biškį irgi užsistovėjo, nes techo niekaip nėjo pereiti, tai tas, tai anas. Tai va, paskutinė bėda šitai audeliai buvo, kad leidžia, tiksliau neveikia apiplovimas langų, kai ten šlangelė buvo nutrūkusi, tai šlangelę sutvarkėm. Ir jau daugiau kaip ir viskas, žibinta prieš rūkas dar buvo prieš tai nėjo praeiti, nes prieš rūkas nebuvo spindulio, iš viso kažkokia šviesa išsitaškiusi totaliai. Tai prieš rūkinį žibintą irgi pakeitėme. Tai va, ar važiuojam dabar į techą ir žiūrėsim, turėtumėm jau ir praeitę. Durys atsireguliavo, sueina tarpukai ledas. Dabar va pjaunas lenkstį ir uždės kitą slengstį. Čia va, jeigu matot, visi tarpeliai. Visur viskas sueina ledas. Ir bus čikių mašina. O Vytenis įsivarė, ką čia įsivarė tokia? Q3 į Saudė, nes širokiui niekas netiko. Tiksliau tiko, bet viskas sumaito, tas sparnai, brokuoti niekas nesueina, neprieina. Žodžiu, vešim atiduoti atgal ir bandysim ieškoti originalo. Nes su šito vėjai gaunasi, nesakysiu iš kur pirkom, bet nieko gero. Ką, chebrytė, viskas, techas yra, audeliai, jau praėjom. Visos ekspertizės, viskas padaryta. Dedu žmogų į bardačioką ir rytoj varom registruoti mašiną. Viskas šitą audelę iškeliauja pas žmogų į namus. Все, sutvarkyta, viskas ledas, tik vis vairo kolonėlė, sakė kažkur pats veš pasižiūrėti, tai paliekam kolonėlę netvarkytą. Labą rytą, chebra, vėl nauja diena.
Vakar, kaip matėt, pravarėm technikiniai audiniai. Tai audiniai jau šiandieną priregistruosim ir atiduosim. O dabar toliau judam su šituo BMW X1. Į X1, čia kaip įrodžiau, viską išsipjaustė, jau atsitampė. Duris buvo įsidėję, suvedė visus tarpelius, viskas čia puikiai susivedė. Išsipjovė, va, čia tokį vat slenkščio tą gabalą, nes jisai buvo irgi įstumtas į vidų. Tai ištraukė lauk kiek įmanoma, stoikę visą šitą vat atreguliavo. Išsipjovė va šitą va stoikės gabalą, visą vat slengstis, kaip matot. Slengstis tarp duris, iki tiek, kiek buvo sulankstytas ir galinės arkos gabalas. Tai va, tai dėl šitos dalies reikėjo pirkti visą ketvirtį faktiškai. Nes, kaip ir minėjau, neparduoda niekas po biškį. Parduoda tiksliau galinį. Šitą stoikę galėtų parduoti, jeigu pjautųsi čia kažkur ties durų viduriu ir tenai ties durų viduriu. Tai tenai kaip ir sutapo viskas gerai, tai priekinio ketvirčio mums nereikėjo, o dėl galinio ketvirčio, sakė, nepjaus arba su visu šito galiniu ketvirčiu, vien dėl to, kad pjaunasi va čia va. Jeigu čia būtų viskas tvarkoja. Tai va, yra tokie vat pabrangimai. Ant tokių vat, kiek čia, kokie 30 cm ir jau problem. Tai va šiandieną įsivyrins turbūt va šitą visą. Viską čia sutvarkys. Ir X-iukas bus surinktas šiandien, rytoj. Žiūrėsim, kaip čia išeis. Bus surinktas ir jau keliaus dažymai. Dar mums reikia, jisai nevažiuojantis yra. Reikia bandyti kažkaip tai atmušti jo šakės, kad jį paleisti. Tam, kad jisai mums taptų kilnojamų turtų, nes šakės, netai pasakiau. Jisai yra dabar mums visiškai nekilnojamas turtas. Ir norint, kad jį eitų bent jau pastumdyti, reikia pusašius pasileisti, nes baterijoje stovi tas piropatronas, kaip sakius, kuris atjungęs yra visą mašinos, ne tai, kad važiuoklė nesiveda paprasčiausiai ir yra užsiblokavę ratai, reikia atjungti pusašius tam, kad galima būtų pastumdyti. O tam, kad apskritai jinai taptų važiuojanti, reikia pakeisti tą patroną, jisai yra pačioj baterijoje. Tai va, reikės nuiminėti bateriją ir keisti patroną ir tada jinai, manau, turėtų vestis. Dar krešas yra įsirašęs, irgi reikės ištrinti. Žodžiu, čia su jie dar yra reikalų. Ką, chibrytė, vėl eilinė procedūra. Važiuojam, vežam, jau kūškę dabar. Žmogui atiduoti, o į regitrą priregistruosim žmogaus vardu. Išimsim numerius ir viskas, beliks tik tais atvažiuoti žmogui ir pasiimti. Tai va, šita paslauga irgi teikiama pas mumis. Taip, kad parodysiu dar kokius numeriukus davė mum, o ką, mes važiuojam toliau. Nu ką, atminim su kameristu į tą regitrą, o šitą vat mašinytę registruojasi. Kameristas atvarė savo, pagaliau žoliapjevė, čia bus kažkam labai džiaugsmo. Iš kameristo draugų, labiausiai tai turbūt kameristui džiaugsmo. Labiausiai turbūt pas tavęs džiaugsmo. Kaip pirmą žoliapjevę vairuojant. O, kameristo sutvarkyta jau viskas. Galiu aprodyti. Čia tas projektukas viens iš pirmų serijų. Perdažėm, viską sutvarkėm, aptvarkėm. Kameristas, aišku, šviesų neišsijungė, nes nori po to stumtis. Ar išsijungi? Sako, kad išsijungi. Tai ten žvakės gal kažkokias įstatytas. Žodžiu, einamės registruotis. Ką turim? Naują projektą. Spėkit, iš 3 kartų ir mašiną. Jo, rato nėra. Rato nėra, to apeisiu prodysiu, čia BMW i4 gavęs va taip va iš šono, tai šiaip netaip įkišom į vidų, šonas visas suvarytas, bamperis galinis suvarytas, sparnas suvarytas, šitas šonas, saulė šviečia, labai nesimato. Nu, ir dar vieną turim. Žodžiu,
Biškiam pakeltuvo pasistatysim, apeisiu, aprodysiu viską, kas čia yra su jo. Žodžiu, toksai vat aparatas chebra bando pastumti, nelabai eina. Ką, dabar bandysim pakelti. Bandysim jį biškį prikelti, ne Vyteni? Ir pažiūrėti, kas čia iš jo bėra sveiko. Nu, o čia taip viskas atrodo. Nu, žodžiu. Lonžeronas, stakanas sudaužytas, va. Čia išrautavo, šitas va išrautas. Čia vyno numeris, tai čia jau bėda, nu nebent tą patį jūs atitiesinti. Arba reikės tada tokiu atveju užsakinėti iš krastos. Žodžiu, pakišom, žiūrim, ką čia turim. Čianai viskas išlaužyta, traversai bus batai, greičiausiai. Jo, va, nusukta viskas. Nu, dar žiūrėsim, aiškus, bet manau, kad batai. Toliau batarkė. Čia va yra kliūta. Ne, čia viskas kaip ir tvarkoja. Biškiai apibalnota yra. Nu, bet natūralu. Čia tokių smulkių. Čia va vėl galinė važiuoklė. Kaip ir tvarkoja. Nu ką, dabar pirmiausia reikia atstatyti ratą. Tai žodžiu reikia traverso. Nu tai žiūrėk, parodėsi ratai galiniai lūžė. Ratai galiniai lūžė. Ai, va, jo. Ratam visiems batai. Nebent tas vienas sveikas. Jo, tas vienas gal ir sveikas, o visi kiti batai. Žodžiu, tokia va istorija. Chebra, atspėjot, kokia čia mašina? Čia vadinasi, atspėk myslę. I4, žodžiu, 23 metų. Gerai, eisim ieškoti toj dalių, kad padaryti įkilnojimų turtų. Šiaip ne taip. Ką, labryta, nauja diena. Pasėmiau tą į X-ą, ne X-ą, I4 biškę, kur čia buvo stipriai daužtas. Nu kaip stipriai, sąlyginai. Bandau biškį defektaciją pažiūrėti, atsisukau vat sparną. Posparnį tiksliau atsilaisvinau. Noriu atsidaryti, pažiūrėti, kas čia gyva, kas čia nebegyva. Nu, ką čia reikės keisti, ko nereikės. Tai vat biškį dabar radau velniop. Nusimsiu to žibintus visus. Nusimsiu. Viską nusardysiu, jūs galite pastebėti biškį veiksmą. Matai, kokį gali netvežė? Kas yra? I4. I4, 24 metai pažiūrėkime bus. Kur matai? Reikia pažiūrėti. Čia karteris toks didelis. Koks karteris, tai žiūrėk, tempo reikia. Normaliai. Matai, koks stovi kieme prie vartų. Čia jį kažkaip tokį. Kulverstukas. Kulverstukas visas suvarytas. Ko ne? Paburi. Nežinau, nuimti. Bamperį pažiūrėti, kokia čia situacija. Po sparno. Su galinio. Ledas. Ką? Ledas. Ne ledas. Nieko baisaus turi. Show me, tell me how to breathe. This I read,
sparniuką nusirdžiau. Nusirdžiau biškį prieimą geresnį prie viso sparno. Situacija, nu tokia, kad reikia pirkti visą ketvirtį. Visą, nes čia va sumaitota, čia viskas įvaryta į vidų. Čia iš vidaus irgi ten dabar nesimato, bet ten į garmoškę suėjo viskas. Balkis galinis, biškį užlinkęs, nu bet čia tas, manau, pataisoma. Kaip čia iš dugno pusės. Nu va, šičia va garmoškė, va matosi. Suplyšęs netgi metalas, čia aiškus viską reikia atsisukti, nusiardyti. Bet čia gerai nėra, bet viskas pataisoma. Tenai žiūrim situaciją, tuoj pašviesiu. Nu, o dabar gal geriau biškį matysis. O taip pat atrodo viskas. O tenai kokia situacija. Nu, dugnas čia kaip ir nieko. Bet visas šit šonas yra batai. Visas, o sparnų nieks neparduoda. Čia labiau ne tik sparnas, bet dar ir ketvirtis. Žodžiu, reiks pirkti visą ketvirtį ir greičiausiai priekinį dar ketvirtį su lonžironais. Baisiausia yra, kad VIN numeris yra sulankstytas, tuoj parodysiu. Nu, žiūrėkit, dėl to priekio, čia kur vat į priekį galas. Tai kokia situacija yra čionai su vinu. Matot, kur vinas? Nu, vinas yra ne kažką. Tai vat, reikia... Nežinau, čia bus dabar visa procedūra, nes čia šitą plunksną, va stakanas visas, va, tas taip vadinamas amortikas, kur dedasi. Čia yra va išdaužta ir čia išlaužta, o čia gabalas yra likęs, jeigu matosi. Žodžiu, įtariu, kad čia irgi viso ketvirčio reikės, tik lonžironas, va biški yra pamaitotas priekinis balkis, čia laikikliai va tokie, jeigu matosi irgi, turi būti keičiami, tai aš pabandysiu prikabinti kapotą, nors biškį, kad laikytųsi, nors čiučiut. Nu, laikykis. Nu, nelabai norisi laikytis. Nebent tą pusę dar įkabinti, kur iš čia iššokęs lauk. Iš kažkur tai nesimato nieko. Ai, išlaužta viskas yra. Kas čia matysis. Ne, čia. Žodžiu, chebra, su galu viskas aišku ir su priekiu, manau, aišku. Va, dar panelė yra šovusi, saloną gal nerodžiau. Aprodysiu, šiaip jisai neblogai atrodo. Tai va, lubos yra šitoj pusėje va šovusias, bet sukištas gražiai atgal, lygtis, kad nenukarpyta. Ana pusė irgi šovusi, toliau panelė yra šovusi. Jeigu matosi, va, tai panelė yra šovusi, vairas yra šovęs, stiklas yra išdaužtas šitas, bet čia greičiausiai kai atidarinėjo, nes elektra jeigu dingo, nu žodžiu, gal parodysiu. Užsidedi klemą, tenai, ką nori atsidaryti. Nu žodžiu, ten kažkas užstrigo, neberodysiu. Tai va, chebrytė galinis bamperis turbūt yra gelbėjimas, biškiai aiškus apmaitotas va, aplankstytas. Va, toksai, bet manau, kad taisysis. Eis išgelbėti. Šitą pusę yra kaip ir sveika, ratai visi batai. Žibintą tuoj tą išsiimsiu, pažiūrėti. Balkis tvarkomas, nu žodžiu tiek. Žodžiu, chebra, žiūrėkit, su šita Q5, tiksliau ne Q5, su šita BMW iX-o, kur lonžironas sudaužytas. Tai va šitas tuoj parodysiu. Čia, kur yra sumaitotas vyno vieta, matot, čia stakanas, viskas jau rodžiau yra sudaužyta. Tai išsiaiškinu, jeigu kam bus įdomu, kokia tenai situacija, ką su juo reikia daryti. Ar galima tokią mašiną pirkti ir iš visai galima atstatyti vyną. Tai žodžiu, visas dalis, tarkim, stakanas, jeigu mato čia išlaužtas, viską galima atstatinėti pačiam, viską reikia fotografuoti, visus etapus, nusipirkti reikia vyno lentelę užsisakyti, vyno lentelę šitą visą ir
tada reikia prašyti krastoj pateikti dokumentus mašinos, kad savininkas esate įrodyti ir vežti į krastą būtent šitą dalį, jie turi patys įdėti, niekas jums neduos, jos pačiam įsistatyti turi važiuoti krastą. Visą kitą jūs galite čia ardyti, paveiksluokit, fiksuokit viską, tą užsisakot ir paskutinę dalį nuvežat į krastą ir jums ją čia įpresuoja, įvirina, nežinau žodžiu, įstato. Tokiu vat būdu ir yra viskas labai paprasta, aiškus. Aš dar daviau, čia viską sužinojau skambinimo būdu į regitrą, bet dar daviau raštišką užklausimą regitrai, kad po to nebūtų, ai nežinau, su kom tu čia šnekė ir kas tau pasakė, tai visą laiką darykit viską raštiškai, tada jums bus išliekamasis popierius, kad galėsit pasakyti, prašau, atsakymas, tai buvo paaiškinta, išaiškinta. Tas, kas sakė, jeigu taip nebus, neš atsakomybę. O ką mes? O mes važiuojam priregistruoti mašinas eilinės. Ką, chebra, važiuojam eilinį kartą, kaip ir sakiau, lekiam į regitrą priregistruoti automobilio kliento vardu. Čia ta pati Audi Q5, praeitą kartą nepasisekė, nes biškį netokį įgaliojimą pasidarėm. Trūko ten vieno punkto pažymėti varnelės įgaliojame. Tai reikėjo, kad papildomai šeimininkas išsiimto SDK numerį automobiliui ir viskas. Ir dabar jau šį kartą tikrai turėtų pasisekti priregistruoti ir važiuojam jį priregistruosim. O dėl likusių mašinų, tas, kurios yra atvežtas, numatė turbūt jau prieš tai video ten tą i4 ir BMW tas trečiukas dizelis. Tas trečiukas, galbūt mažai aš jums jį aprodžiau, arba dar aprodęs, jeigu neparodžiau. Eimis pafilmuos apie jį biškį. Buvo nuspręsta, kad jo netvarkyti, nes jisai yra kulverstukas, apsivertęs. Neaišku dar kiek kartų ten apsivertęs, tenai nėra nei vienos gyvos vietos. Sparnai, yra tarkim sąlyginai gyvas kapotas, nesąlyginai jau gyvas. Ir yra vienas priekinis sparnas, čiučiu tenai kažkas palenkta, bet galima pataisyti. Viskas kaip ir tvarkoje būtų. Daugiau, iš visų pusių, stogas sumaitotas, visos tos stojkės aplink stogą sumaitotos, durys visos sumaitotos. Galas, taip iš galo pasižiūri, iš priekio į galą mašinos žiūri, tai šonas taip nusuktas, vienas šonas. Tai čia dar pusė velnio būtų, gal ten Langeronas biški galinis palinko, eitų gal ir atitiesinti. Bet, kai pamatėm šiandien atidžiau po didesnės apžiūros, Eimis irgi turbūt užfiksuos, parodys šitą momentą, atidarai duris galinės ir tenai slengstis yra toks garbanom. O tai reiškia, kad mašina dar ir yra taip pat, kaip bananas, ne šonu perlinkusi, o į apačią perlinkusi. Tai šitokią mašiną galima būtų imti tvarkyti, jeigu tai būtų koksai nors ten competition, ten M5 ar dar koks nors, žodžiu, būtų projektas tikrai įdomus. Tikrai imtumėm, tvarkytumėm, čia truktų laiko, čia sau tokia nusipirkai ir gali atkelinėti. Šitą viskas peržeknoju. Ir chebrytė, jeigu įdomu tokią temą, patarkit, ką galima su tokia mašina nuveikti. Ten yra gyvas variklis. Ten yra gyvas salonas, gyva greičių dėžė, vedas tas variklis, priekis toks pusė velnio gyvas, bamperis taisomas, kapotas sveikas. Kaip jūs manot, ką galima būtų padaryti? Sakyčiau, skendolį gal paimti ir permesti iš Amerikos, bet Amerikoje nėra dizelių. O čia yra būtent dizelis, šitas G20, koks tas trojkė, ten 22 metų trojkė. Tai bet Amerikoje, kaip ir sakau, nėra dizelių, yra vieni benzai, neperdarysi, kad nusipirkti tenai skendolį, parsivežti ir čia padaryti iš benzo dizelį. Teoriškai tai įmanoma, kėbulas yra, viską permetam vidurius ir vsio. Bet pagal vyną tai bus benzas, o realiai dizelis. Čia kažkokias bardakas. Pasiūlykit chebra idėjų, nes žmogus, kuris nusipirko tą mašiną, gal nedažiūrėjo iki galo, nieko būna. Neteiskim, čia jo yra jau jo reikalai, ką žmonės daro. Gal padėkim kažką, tai kokią nors, gal turit kokių nors įdomių pasiūlymų, ką galima būtų išburti su tokia mašina. Visa suvartyta, bet yra gyvų dalių, kaip ir minėjau. Tai o dabar žiūrėkit, kaip atrodo trojkė, kameristas to jam viską parodys.
išrinksim 3 laimingosius, kas laimėjo numerius. O atsidariau video paskutinį, komentarų buvo tikrai nemažai, 167. Tai pasirinkam šito vidosiko nuorodą, nukopijuojam, keliaujam į randomizerį, įklijuojam nuorodą. Dabar taip. Žodis buvo nesvarbu, tiesiog komentaras, advanced options, čia tas nesvarbu, žodžių rinkti mums reikia 3 žmonės. Ir viskas, ir dabar spaudžiam pick and random YouTube comments. Ir išrinks 3 nugalėtojus, yra 3. Smagu matyti, kaip augat. Šaras K 7330. Vieną numerį laimė. O, mano didysis komentatorius laimėjo irgi, juokingai skamba. Atneškit man SRC bloką, kad ir kaip tu skeptikas esi, bet tu nugalėjai. Taip kad parašyk man, aš tau tikrai išsiųsiu šitos numerius. Matai, kaip būna. Kartais gyvenime netiki niekom, bet vat būna. Nu, ir dar vienas žmogus, Davidas Goldenis 217 irgi laimėjo numeriuką, taip kad chebra sveikinu, parašykit man asmeninę žinutę, galite rašyti paštą, galite rašyti į telefono numerį žinutę, jau kaip jums kas gaunasi. Žodžiu, laukiu savaitę laiko, jeigu per savaitę neatsiranda laimėtojų, tai tada tos numerius išlošim kitur. Tai tiek chebra šitoje serijoje ir nepamirštam chebra paspausti like, paspausti patinka, prenumeruoti kanalą ir parašyti kokį nors komentarą. Būsiu labai dėkingas ir tuo pačiu jūs prisidėsite prie viso turinio augimo, kūrimo ir taip toliau. Gerai, iki sekančios savaitės.